Labryt. Šįryt biškį jau šalčiau. Nežiūrėjau dar kiek ir laipsnių, bet iš lauko galite pamatyti, kad biškį yra debesiukų, ypač ten. Nes vakarykštis video turbūt taip ir baigės, taip labai ramia be mano šolį į baseiną. Vakar nenusirašiau ne kartą. Tai vakar aplamą tokį biškį kitokį dėną buvau, nes reikėjo į oro uostą suvažinėti. Tai toks buvo pusiau pem plento, pem žvyrą. Tai net į oro uostą, aišku, važiuojam žvyrų. Bet gerokai mažiau buvau negu pirmą dieną. Bet jau galiu pasakyti, kad jau biškį drąsiau jautus. Koks yra niuansas, kad mes važiuojam savo vakar per tą miestą ir visur, kur yra švieslentis virš kelio, kur būna informacinis tos. Visur rašo kažkas severe weather. Grįžtam, mes žiūram, kur tas severe weather. Tai iš tikrųjų čia rodo maždaug nuo 1 valandos belekokį lietų. Ta prasme, vakarų pusėje tai iš vis dar anksčiau, jau dabar turbūt lyn. O čia, tipo, nuo 1 turėtų pradėti varyti. Ir Dovid sako, jeigu čia užlys gera tus keliukus, tai tų išgraužų bet kiek atsiras naujų. Ir tas pats žvyrs bus pliurzinį, molinį tokį. Tai dabar esam jau 2 tokiai nepatyrę žvirkelistą. Tai ir aš ir Žilvins. Tai važiausiam šiandien iki tokios vienos lankytinas veitas. Dabar yra 8 gal ryto. Tai mes tu jau pat pajudam, kad spėti grįžti, kuo mažiau sulyjus. Nes čia, matėt, kad jau į Trobą važiuoti ir biškį reikalų. Tai kad nereikėtų peškom eiti 4 km nuo miestelio. Tai važiuojam kuo anksčiau, kad kuo anksčiau grįžti. Dar parodau kalnus. Tokie reibus debesis. Vat iš ten torpariai tokiai. Ui. Na bet nieko. Atvažiavau mokintis ne tik gražių žvyrkelių važiuoti, bet ir įvairiom sąlygom. Tai žiūram, kon šiandieną ir paruošus. Dar, jeigu spėsim, dar nuvarysim tom playgroundu, kur matėt praeitą video, kad biškiai pamokintų. Dar po kadangi pirms video jau pasirodė, paskaičiau komentarus, daug kas rašėt, kad norėtų kameras aukščiau. Tai visiškai sutinku, bet aš šiuo momentu neturiu ką panašu aukščiau padėti. Tai tiesiog pasistengsiu, kuo daugiau važiuoti atsistojus, kad ir jūs matytumėt ton kelią, katro važiuoju. Nes matai tik motociklą ir grožį šuonį, tai nelabai susidaro įvaizdis, kad nėra taip paprasta važiuoti labai. Nes ten yra toks biški kas iškart čiuoži. Tokia grina akmenų kelias. Tai mokinus važiuoti tiesiog. Čia dabar operacija. Klausimas, ar pasieks. Aš čia iš tam nėra daug. Ne, ką iš savo jums. Spjaudė benziną. Garų prikeliu. Žemiau leidžiu. Jau kaip žolė žemiau upės. Tau padėt gal? Žinai, ko man galėjai padėti? Patraukt benzino. Ne. Aš geriu vandenį arba sultis, bet ne benziną. Nes reikia užsivesti ir važiuoti. Neužsivedęs važiuoti negali, ne? Dažniausiai. Čia nuo kalno nuriedėsi kažkiek. Da vakar linciugus nusplovėm. Sustepėm. Bet debesis artėja.
Dabar Žilvins jautas taip pat, kaip aš jaučiaus pirm dien. Aš sakau, čia gali atrodyti kaip papras žvyrs, bet ant jį bet kiek slydus, nes čia šitą akmenis, mediena. Ir klaidos kaina yra skrydis iš Gegutis lizdo. Pažiūrėkit. Čia gal net per kamerą neatrodo taip stačia, bet mes vakar ėjom į panašų šlaitą šitų malkų pasirinkti. Tai čia visiškas vertical climbs, 4 neinu užliepti į viršų. Aš čia vaizduoju, kaip čia smagiai bus, kai nulys. Turbūt vien suprast, koks statoms čia ir tų kalnų. Galiu pasakyti, stačiau negu Šatrys kalnas. Pažiūrėkit, kokie debesis. Buvo žuvis čia. Čia tai iš viso ir kosmosas kažkoks. Tasme, čia yra, nu, maksimalė. Kapančių su mašinom pasivažinėjau, nu. Gera, kad tai veidrodžiai ir bent jau mata, ar į kas nors, o ne. Did you pay? Huh? You pay first? Yeah, you pay first, then you... And then it's... Yeah. She's inside. Yeah. You just go and just say how much you want. Okay. Yeah. I will... Thanks.
There's another one. Hola. Dos full. Full, ¿no? Sí. Vienuolika kablis 36 litro. Kam tarjeta? Gan aukštą sakyčiau. Kokį porą metrų. Aš taip jau tūs prie aukštų žmonių prieėjęs. Temperatūra 10 laipsnių nusileidus į apačią. Tai kaip ir normali. Bet vės nėra šaltas. Dabar šitą važiuoju, tai netgi yra iš šilto į posį. Važiuojam asfaltu, kadangi noram suspėti aplankyti Tonveitą. Nu, kas asfaltu, kas va taip šitą važiuojam. Dergas duods. Gerai, kad šalia yra autostrada. Tai mes čia, kur važiuojam, nėra mašinų visiškai. Vien mašinų, prasilenkėm po tiltų visas. Džiaujant, kapaniai tas trobus tie paukštą pastat, kad ir tą pat, kur mes gyvenam. Taigi kap ten turi atsinešti plytų tų pačių. Čia irgi šitą stov tiesiog trobą. Kanoniai, ronko man surinka. Man čia yra didesnė mistika negu Egipto piramidės. Čia ta prasme yra realybė. Čia ta prasme yra realybė. Eik tu savo. Per akmenis. Mes jau biškį debesį esam, man atrodo. Eik, savo. Jau po biškį šlomp šalms. Eik tu savo. Jūs matot. O, kažkur suksam. Kažkur suksam. Bet čia. Nu, bišk prieš eismą, bet nu, mes motociklininkai esam. Esam jau praktiškai debesį. Jau, žiūrėkit.
Kalnų masyvai. Čia dabar mini sustojam, tada kelsiam ant viršaus. Tas tai nepasiduot bachurs. Eina savo, kad tik turėt sveikatos. Tik daug tokių pežukų iš tikrųjų ir į vis nesupuvę, nes aš čia žiemonė. Bet wow. Labai graži. O, tęsėme ekspediciją į viršų. Pavyzdėkit. Tas pats gal patrauk ten, įsikiepto šiandien greitą čia užkabinčiau. Čia yra offroado kelias ir kažkoks. Specialiai stengus, kuo daugiau atsistojus važiuoti. Vienas dalykas, kad priprašiau prie motociklų stovėjimos pozicijas. Kitas dalykas, kad jum daugiau vaizdą matyti. Ateities kelionės susigalvosiu ant šalmo snapą laikiklį. Dabar kol kas neturiu ir neturiu kap užmesti. Eik tu savo kap aukštą. Iškart jautas kap viest. Ir iškart jautas drėgmė. Nes normal debesį esam praktiškai. Kaip važiavom iš apačios matės, kad nesimatė tos veids. Un tą debesį žemiau ir. Kokie akmenys. Man čia primen, kai aš žaisdavau dirt rally. Labai panašio veito trasą buvau, tik ten buvau Portugalijai. Na, iški Portugalija iš čia netoli. Wow. Dovydas pametė kažkam. Ne Dovydas pametė, random žmogus kažkam pametė. Olandas, su taurenuku atvažiavo. Iš Olandijos su tokiu renuku atvarė. O da, sako, prancūziškas mašinas nėra patikimas. Visus kalnus užkariaut gali su Rino. Jūs pažiūrėkit, kokie gerčtai akmenys. Šitarys šalmą, nes man atrodo, kad daug vėjaus gaunat. Wow. Wow. Susivaizduojat, kaip čia reikėjo kelią nuteisti.
Pažiūrėt, kokiai smailauti. Ašapakis. Prasilenkimo veicas, ar aišku. Einam turistą. Autobusas. Kas šitai padarė, kad suniokojo gamtą? Nežinot? Palaukit, aš esu profesionalus detektyvas. Net Lietuvos policija taip nemoka. Dovydai! Kažkas toj pačioj vietoj stovėjo. Kur tu atsistojai? Nu, pizė. Ai, čia ir buvai? Nu, čia panašu, įlindau ten nuvažiavau. Ok. O tai kažkas yra buvę, nes ten jeigu užlipi normaliai yra, ta prasme, cementas, lietas, nu kažkas darys. Ok. Armatūra, va, ir matai, akmenyse yra stripų. Aha. Įvažiuoti. Tai čia gal kažkada buvo kokia labai didelė pilis ir ją sugriovė milžinai. Labai puikiai atodanga. Čia dabar reiks su tavo wingsuitu nušokti.
O, bet realiai sugliučina. Eik tu savo. Nesimato, dabar čia šiaip labai gražiai atsidaro viskas. Aš pabandysiu užsimerkti ir įsivaizduoti. Bet iš kitos pusės galim grožėtis kaip debesis. Jo, atrodo, kad rūko kažkas čia pačioj. Kaljaną kokį, žinai, bu. Arba tiesiog gaisras. Bet jo, šitas tai gliučina, nes jis toks lenkts ir... Ir čia ir yra, va tas, va, jie per čia užlipo ten kažkur, va čia startas. Ir eina karabinai iki pat viršaus tenais. Eina, savo. Bet čia biškai turi pačioj žasbūt, kad lipti. Va, matas, ką? Jo, matau. Matai, žiūrėjau karabinai. Matina, prizumins. Ten ir paskui eina jie į viršų, dar aukščiau. Iki pat viršaus. Savižudystės maniakai. Nenorėčiau nukristi. Aš nepasitikiu motociklu. Sušilau. Better safe than sorry, aš te pasakysiu. Į Zefyrus važiuojam vėl. Yra reikalo 200 kg stumti į tokį kalną. Dabar galiu sakyti, kad kokio Norvegijos. O, kokie čia sarpantinai. Bet asfaltas tai pofik. Čia visur ant kelio pilna yra kalnų ožių spirų. Gali paslysti ant šūdą literaliai. Šitą pilna ant kelio. Vėl į debesį. Man tą kažkas pasistatė Peugeot. Vėl į košį. Man baisiausia ant tų šūdų paslyst. Šitą pilnas kelias. Čia vis tai jaudi, kur yra ožių spiriuka.
Eik tu savo, kiek prišikta. O mes čia į kažkokį Černobylę atvažiavom. Čia tos 3 antenos. Ai, kur rodė tada? Ok. Atsargiai visur. Aha, žinau. Esam kilometrą 300 aukštį. Vaizdas va toks. Esam debesį realiai. Laukam Lietuvos. Leidamės nuo Šūdų kalno. Wow! Tas stačiausias, man atrodo, buvo. Gal ir ne. Nu bent jau mažiausiai Šūdens. Ne, tas normalus. Kaip sneigo pusnį kokį. Net nesidedu šalmų stikliokų, nes vis šlaps ir dabar man pateis akinė tik šlomp. Įdomu, kiek čia temperatūros. Telefonį rodė 10 laipsnių, bet čia 10 miestelį. O kalną tikrai tiek nėra. Bet nepasakyčiau, kad būtų šalta. Ką atsivėrė vėjėlis, o čia užuolanka. David sakė, jau visus tus, kur galėjai, pravažiavo, bet daug kur negali. Nes daug kur čia tipo piemenis gyvena. Savo ožius ir ožkas gana. Bet kiek drėgmės, ką jūs žinotumėt. Aš jautus, kaip kvepodams olintų. Tu korinuosi porškalsiai. Oi, čia dabar reikia su fūrai išsisokti. Atsimetam. Minu. Rūka biški. Šalmo dangtėlis vis šlaps. Gal apačio pratrauks biškėlį. O, žiūrėkit, išsileidom iš debesiais. Iš karto atsivėrė vaizdas. Latina buvom. Wow! Aš jau pamiršau, kaip gražiai čia buvo, kaip kilom. Vėl dviratininką. Vien sak Moldovai tam pat pataikė žioplys.
Oi, pėsčiųjų ir... Kodėl jūs nevažiuojate virš? Gal turnest? Nusileidom nuo kalno, atitraukė jau ir šalmo bliūdą, ir veidrodėlį vėl rodo. Kodėl mes taip čia darom? Čia performations. Ar čia kažkam pamatyti reikės? Nu ten tai betki graži. Man pasirodė, mes čia per plytą pravažiavom. O, ką tu čia darai dėl tabakai? Ten jau lietaus debesis. Iš ten pabėgom, kon tik pažiūrėkit, ką laiku. Vos išvažiavom, jau juda viskas. Šakis. Ai, atkreipkit dėmesį, kad Ispanijoje visur lunga yra grotom uždėti. Ir čia yra taip dėl to, nes čia labai lengva gali užskvotinti trobą. Tai reiškia, kad gali įėti kino nors numus, jeigu nebūtų, tarkim, grotų ir tavi labai sudėtinga būtų iš ten išvaryti. Mums čia toks, kaip lietuviam sunkiai suprantams faks, nes realiai iškveistum policiją ir policija išvežtų. O čia, jeigu atvažiuojant policija, tu parašą pareiškėjimą, tai tyriams vyks kokius 2-3 metus ir labai sunkiai yra įrodyti, kad tas žmogus ten negyvena. Tarkim, jeigu pas tavi trobą kažkas įėjai, būtų sudėtinga įrodyti, kad jis ten negyvena. Nes jums pasakytų, kad jis čia gyvena. Policija turėtų tada daryti tyrimą, ar jis čia gyvena ar negyvena. Tas tyrimas užtruktų ne 1 ir ne 2 metus. Ir vis tom laikotarpį pas tai gyventų bomžas kažkoks. Tai čia labai didelė problema. Todėl visas tos trobas, tor gruotas ant lungų pačių. Va, šitą. Vis trobas. O, čia irgi. Net miestus tas pats ir. Nieks nenori rizikauti, kad jie nutrobą apsigyventų kas nors. O, Bulis Ferdinandas jau reiškia grįžom į kaimą savo. Buliaus net kiaušį ton padarė.
Atvežė iki Davinos vietas. Gavo čia. Gali nosį gerą prasiskelti. Ten debesukai pareina. Ir vėjukas jau toks. Čia užvažiuoju dar iki. O dabar tiesiog yra, šiaip jau nusiramėjom. Prieš tai tiek lėja, kad neįmanom buvo. Tai tiesiog sėdu, editinu video, o rytuo važiuosiam ir įkelsiu. Tai laukite. Ačiū, kad žiūrėjote.